teko girdėti tokią teoriją. Čia tam kontekste, kai moteris varo ant vyrų, kad visi vyrai kiaulės. Žodžiu, kad kai vyras kažką malonaus padaro moteriai, moteris galvoja, jis tai turbūt malonus žmogus. Tuo tarpu, kai moteris kažką malonaus ir gero padaro vyrui, vyras galvoja, bet koks aš nuostabus, kad su manim taip elgesi. Ir man asmeniškai nelabai lipo šitą teoriją, todėl kad vyrai, kuriuos aš stebiu savo aplinkoje, man netrodo, kad jie tokie egocentriški, man jie visai atrodo pakankamai dėkingi. Bet pagalvojau, iš kur tai galėtų būti kilę. Ir mano manimu, mes šitą elgesio modelį galėtumėm paaiškinti veidrodžiavimo principu. Tai yra, kad aš apie kitą galvoju taip, kaip aš pats elgiuosi. Ir jeigu šiaip natūraliai didesnė dalis moterų yra linkusios būti jautresnės aplinkai ir paslaugesnės, galbūt labiau rūpinasi tuo, kaip jaučiasi žmonės aplinkui, tai taip, moteris natūraliai, jeigu su jomis kažkas gerai elgiasi, kaip ir jos elgtųsi gerai, sako, o jis tai turbūt malonus žmogus. Tuo tarpu vyrai, ne dėl to, kad jie nemalonus ir kažkaip, bet tiesiog dėl to, kad šiek tiek mažiau jautrumo tam, kaip jaučiasi žmonės aplinkoj, ir jie asmeniškai būtent elgiasi maloniai tada, kai jiem kitas žmogus svarbus ar patinka, jie lygiai tą patį elgesio modelį pritaiko ir tai situacijai, kai su jais kažkas maloniai elgesi. Ir sako, va, turbūt aš jai patinku, turbūt aš kažkoks ypatingas. Ne tiek iš tos egocentriškumo pusės, kiek iš to, kad aš taip elgčiausi, aš pasirūpinčiau žmogum, jeigu jis man yra svarbus ir jeigu jis man patinka. Nu, kaip jūs? Yra tekę susidurti su tokiu elgesiu?